metai. Jų jie, kaip sakyti. Jie. Jo, ąžuolas. Kiek jie metų sakė? 2. O, Kitą metą jau bus 3 ir reikės mokinti. tai jis jau kaip reikiant yra. Jau beveik viskas, jis daugiau ir neaugs, man atrodo. Nu, stambės. А как его зовут? Ąžuolas. Ащолас. Ąžuolas по-русскому будет, как ąžuolas? Дуб. 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 По-русскому. Ага. Дуб. Дерево дуб. У него сколько лет? 1, 2? Два. 2. Ага. Žinot, jeigu gerai, kad lietuviškai pavadinom ąžuolą. Nu tai visi žemaitukai Nes dub, rusiškai tai truputį būna. Дуб. А čia lietuvis. Gerai, Дерево. tau šitą ir... Tvirdojas. Vandens atnešiu aš jam. Дуб. Labai jau. Spalva tokia įdomi. Jos labai spalva keičias. Nu, ko jis yra? Ką? Nu, kas tie tėvai? Tėvas Aidas, Palangos, pas tą Urbį. O mama, nepamenu vardą. Tai nupirkau Kunalaitę, aš pirkau, kad veislę gerint savo bandą gerint, nes mano nėra labai geri. O jis nepardavė Kunalaitės, kol bežuvas, norėjo Eršilą iškeisti, tai gavau 2 pirkti. Tai dabar taip, nu, kojos dabar kojos biški, tai... Rodo. Pas tave galvoju, sunkiai. Bet ne, pas jie irgi ten yra, žinot, kaip su panašus yra. Bet grakštesnė. Pas jie irgi Aidas, ten yra kažkoks tai ten... Jis toks gana Dabar stambukas. Į pievą įleido prieš savaitę, tai va pilvas išėjo, nieka nejuda. Jau mat. Nu, ant žolės nejuda nieka. Nu, bet jis taip čia niekur nedaro kažkokius bepročius. Ką jis darys, jis labai jau... Bet vis tiek toks kaip jaunas ir vis. Toks ramus. Ramus, jo. Gal vandens atnešim čia. O, kur prasideda. Šis toks, raminės. Čia mama gyvenama. Dar žiūri, čia vandens. Ai. Tu vai, tu vai,